Sveiki. Šį kartą pakalbėsime apie pristatymo būdus ir apmokėjimo būdus. Taigi, kodėl tai yra svarbu, kad kai jūsų lankytojas pirmą kartą patenka į jūsų elektroninę parduotuvę, jisai nieko apie jūs nežino. Nežino, kaip jisai galės sumokėti pinigus, kaip jisai gaus prekes, ar tai bus greitai, ar tai bus patogiai. Tad pirmiausia, ką turėtumėte padaryti ir kur skirti nemažą dėmesio dalį, tai būtent į informavimą kliento apie tai, kaip jis gali skaityti ir kaip jis gali gauti prekes. Tad tipiškai yra svetainės apačioje, yra nuorodas apie pristatymą, apie apmokėjimo galimybės, apie privatumo politiką ir kitą informaciją, bet svarbesnė yra vieta visam tam prekės puslapį. Tai žmogus žiūri jūsų prekę, kurią jisai planuoja įsigyti, jisai turėtų niekur neišeidamas rasti visą informaciją apie susijusius dalykus, tai būtent apie pristatymą ir apmokėjimą. Tad jeigu jau jisai žiūri tam tikrą prekę, šalia jisai gali pamatyti, kad tarkime pristatysime per 2-3 dienas. Jisai tai gali traktuoti arba kaip labai greitai, arba kaip labai ilgai. Tipiškai Lietuvoje 1-2-3 dienos yra tikrai pakankamas laikotarpis. Retai, kada prekės yra pristatomas per ilgesnį laikotarpį, tai dažniausiai būna ta vadinama pristatomoji prekyba arba angliškai dropshipping. Būtinai informuokite apie tai, per kiek laiko gaus prekes. 1-2-3 dienos super visiems dažniausiai tinka. 10-14 dienų nieko baisaus, svarbu, kad klientas būtų informuotas, žinotų apie tai ir jeigu jam netiks, jisai tiesiog nepirks tos prekės. Daug blogesnis pavyzdys būtų, jeigu jūs neinformuojat kliento, per kiek laiko pristatysite ir pristatote per 2 savaitės, arba jeigu teiksite, kad pristatote per 2 darbo dienas, pristatysite per 2 savaitės. Už tai gausite, kaip taisyklė, neigiamą atsiliepimą ir kitą kartą gali būti sunkiau parduoti kitiems žmonėms. Taigi būtinai informuokite laikotarpį ir, kaip minėjau, nebaisu, kad ir 2-3 savaitės tiems, kuriems nedega ta prekė, jie tikrai palauks. Svarbu, kad jie žinotų, kiek jiems reikės laukti. Jeigu turite atsiėmimo galimybę, tarkime, turite fizinį prekybos tašką, tarkime, Vilniuje, kažkurioje lokacijoje, tai taip pat būtinai apie tai parašykite, nes yra dalis žmonių, kurie bijos pirkti internetu vis dar ir jie mieliau atvažiuos pas jūs fiziškai, pačiupinės tą prekę gyvai ir atsiskaitys vėlgi vietoje, tarkime, kortele. Antra dalis, tai apie atsiskaitimą, tęsiant, kad nepamirškite, jog turime ir leasingo atsiskaitimo galimybės, ne tik bankinius mokėjimus ar mokėjimus kortele. Leasingai taip pat yra labai populiarus atsiskaitimo būdas. Ir šitoje vietoje nesuklyskite galvodami, kad tarkime jūs niekada nesinaudojate, tad ir jūsų klientams to nereikėtų. Yra dažnai finansuojami krepšeliai ir po 100 eurų ir netgi mažesni. Tad leiskite jūsų klientams pasirinkti patiems, kaip jie atsiskaitys. Ir leasingas vėlgi jisai būna 2 būdų, kad kartais iš jūsų įmamas komisinis mokestis už sutartį, kartais būna ant kliento perkeliama palūkanų norma. Tad tikrai rekomenduočiau bent 1 arba netgi 2 leasingo būdus pasiūlyti savo pirkėjams ir pamatysite, jie tikrai to naudoja. Jeigu imti bendrai, kaip pasiskirsto mokėjimai, tai be abejo dominuoja atsiskaitimas per bankus. Maždaug 80-90% visų mokėjimų yra būtent internetu vykdomi per bankus. Lietuvoje, kad perkantis iš Lietuvos lietuviško elektroninį parduotuvį mokėtų kreditinę kortelę yra pakankamai mažai, bet tai populiarėja ir tikėtina per ateinančius 3-5 metus taps dar populiariau dėl to, kad Google Pay, Apple Pay jau pradėjo teikti savo paslaugas ir Lietuvoje. Ir be abejo nepamirškite atsiskaitimą kurjeriui pristačius prekes arba atsiimant prekes vietoje. Tai yra taipogi nemaža dalis žmonių, kurie, tarkime, pirmą kartą apsilanko jūsų elektroninį parduotuviai. Jie tiesiog, tarkime, netiki jumis arba netiki bendrai dėl įvairių nusistatymų gyvenime. Tad leiskite jiems atsiskaityti kurjeriui pristačius prekes. Tai taip pat yra irgi labai populiarus ir patogus būdas, ypač tiems, kurie turi kažkokio nepasitikėjimo faktorių. Tad kurjeris jiems atveža prekes, jie atsiskaito su kurjeriu grynais arba kortele, o jūsų be abejo tikslas visada yra tas prekes parduoti. Tad neatmeskite ir tokias atsiskaitimo galimybės. Rečiausiai naudojamas būdas tai yra mokėjimas pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą, kai žmogus gauna tą vadinamą PDF sąskaitą ir pats turi atlikti įprastą bankinį pavedimą, rankiniu būdu rašydamas, kopijuodamas tekstus. Tai yra nepatogu, šiek tiek jau senobiška,
ir kai kurios parduotuvės taip dar daro, tačiau rekomenduočiau jums tokio atsiskaitimo būdo privengti. Nebent prekiaujate kaip įmonė įmonėms ir dėl, tarkime, buhalterinių niuansų perkantis asmuo turi buhalteriją nunešti atspausdintą faktūrą. Tad surinkite pinigus patogiai, reiškia internetiniai onlininiai atsiskaitimai. Bankas taip pat puikiai teikia šią paslaugą ir pagrindinius visus mokėjimo būdus taip pat jums gali pasiūlyti. Turėkite atsiskaitimo būdus leasingų, pristačius prekes ir kitais dar būdais, jeigu prekiaujate į užsienį. Tai gali būti ir Stripe, ir kriptovaliutos ir taip toliau. Yra daug variantų, kaip galima dar surinkti pinigus, tačiau jeigu kalbėjote apie Lietuvą, tai pagrindas bus online per banką ir grynieji. Kalbant apie pristatymus, tai taip pat galvokite apie savo pirkėjus, kas jiems yra patogu. Tipiniai du būdai tai be abejo yra pristatymas į rankas ir paštomatai. Tikriausiai jau irgi išbandėte ne kartą atimti prekes paštomate, kadangi bet kurio paros metu jūs privažiuojate, suvedate PIN kodą, atsiimate savo siuntą, laimingai keliaujate namo išsipakuoti tas dėžutės. Taipogi galima paštomate atsiimant ir susimokėti už tą siuntą, tai irgi padeda pritraukti papildomas auditorijas, kuri negali darbo metu išeiti iki kurjerio paimti prekes ir bijo, kad jiems nebus pristatyta, tad paštomate susimoka, pasiima ir su pakuote iškeliauja namo. Kitas dalykas, kad jeigu turite, kaip minėjau, fizinę parduotuvę, tai taip pat pasiūlykite jiems atsiimti ir atvykus pas jūsų fizinę parduotuvę. Jeigu pristatote siuntas per populiariausius Lietuvoje vežėjus, tai tarkime Omniva, Venipag, DPD, LP Express, Itela, tai nepamirškite, kad yra integracijos ir iš elektroninės parduotuvės jūs galite automatiniu būdu atsispausdinti visus lipdukus ir manifestus. Jums nereikės rankiniu būdu tų duomenų kopijuoti į vežėjo sistemą. Tai tarkime mūsų atveju, tai tiesiog prie siuntos sužymimas varnelės, paspaudžiamas mygtukas pridėti į manifestą ir automatiškai sugeneruojami visi lipdukai ir yra galimybė išsikviesti kurjerį. Tad rankinio darbo nelieka, lieka tik tai keli paspaudimai ir kurjeris atvažiuoja pas jūs pasiimti siuntų. Jeigu prireiktų kažkokio vežėjo, kurio dar nėra integruota, ar mūsų sistemoje, ar ką benaudotumėt, tai nepamirškite, kad yra ir tarpininkai, kaip tarkime Multisiuntos LT, Suspidėjo LT, kur galite į vieną sistemą suvesti siuntas, iš tos sistemos gauti atgal lipdukus ir juos užklijuoti ant savo siuntų. Taipogi tos sistemos dažnai bendradarbiauja ir turi sąsajas su kitomis sistemomis, tad drąsiai galima vėlgi tą procesą automatizuoti, kad tarkime Suspidėjo arba Multisiuntos sistemoje toks savaime atsiranda jau siuntos, o savaime tai turiu omeny, kad jos integruotas su jūsų elektroninė parduotuvė ir nuskaito duomenį. Tad jums belieka tik tai užbaigti procesą ten. Ir tarkime, jeigu mes neturim, tarkime, DHL integracijos, o jums jos reikia, tad tam puikiai tinka tarpininko sistema būtent tokiam lipdukam generuoti. Kalbant apie grąžinimus, taip pat būtinai informuokite klientus, kaip jie gali grąžinti siuntas, jeigu jiems nepatiko prekė, nepatinka įpakavimas, forma, kažkokie dar parametrai, spalva. Padarykite savo klientams, kad tai būtų patogu grąžinti. Jeigu jiems tai bus patogu, jeigu jie gaus informaciją, kaip grąžinti, jie kitą kartą netgi dvejodami pirks pas jūs. Jeigu jūs jiems apsunkinsite procesą grąžinimui, tad jie vieną kartą grąžins jums tą prekę, bet kadangi tai buvo nepatogu, kitą kartą jie tiesiog iš jūsų nepirks, nes, nepatogu, nemalonu ir nesmagu. Tad pagalvokite, kaip pagerinti šią patirtį. Tam vėlgi yra ir automatizuotas sistemas, tarkime, Omniva turi savo produktą kaip grąžinimui Omniva LT, yra galimybė ir tiesiog turėti taip vadinamas formas, kai jūsų puslapyje žmogus užpildo duomenis, jūs jam išsiunčiat lipduką, kurio pagalba jis gali jums grąžinti siuntą ir jam tai nieko nekainuoja. Tad pasirūpinkite savo klientais ir tada klientai pasirūpins jūsų verslo pelnu. Tiek šiandien apie mokėjimus pristatymus. Dėkui už dėmesį.